prieis prie jo. Kokios mes jautrės. Ką aš norėjau pasakyti? Tai kad kai Marius išvažiavo į užsienį, Tomas vis dažniau ir dažniau čia sukasi. Tu negirdėjai, kad jisai mums padeda. Ką Marius į tai? Ką Marius? Marius vis daugiau ir daugiau dirba. Antrą darbą susirado. Ir aš vis nebesišneka. Tik, vaikšelė tu mano. Mariau, gali būt, kad aš tave šiandien mačiau, Mariau. Nu, nenusikalbu. Ne, jei Auksei viskas gerai. Yra jos telefonas išsikrovęs. Aš pas jūs namuose. Ievutė peršalo. Nerėk. Viskas dabar gerai. Mariau, tai tu nekėlė, kai jinai tau skambino. Bet aš tikrai tave mačiau, Mariau. Gerai. Aukse, tau Marius skambina. Marius? Ačiū. Mariau? Meilė, labas. Aha. Nu, labas. Kaip tau? Sveika. Tu viską parašė? Nežinok, žiauriai skanus. Ypač po sekso. Viskas gerai, meilė, nukrito temperatūra. Nu, žinai, supanikavau šiek tiek. Gerai, duoda aš tau ją. Tėtis skambina. Sakyk, myliu. Myliu. Pasiilgau. Pasiilgau. Girdėjai? Viskas gerai. Ir aš tai myliu. Perduok Auksei, kad savo telefoną lauksiu laukia, gerai? Ievutė. Patirpu duosi. Čia mums. Va šitą aš paimsiu. Ja? Aukse, tavo išgelbėtas telefoną laukia. Aha. Labas. Ievutė. Oi, ačiū. Taurės atneškai. Tu šitą gersi iš taurę? Nu ką? Ta, kad tu bandai susilaukti vaikelio ir negeri šiuo metu. Okei. Kokios drąsios nerakinta? Labas, nereikia. Sveikas. Čia, Ievutė. Ir šantės atnešiau. O, kokie žmonės, nevėluojam. A, jis tik į klubus pirmas, o va kai Auksei nelaimė. Panas, viskas gerai. Išgeriam šampaną. Ne, man tai šitą. Arba geriau pasišnekėkim pradžią, gerai? O gal šampaną? Gera mintis. Panas,
ačiū labai, kad susirinkot. Visiškai neturėjau kur Ievutės palikti. O tai kaip Tomas? Tomas. Koks Tomas? Tomas yra mano vyro brolis. Jis labai man padeda. Toks pasikeitęs, simpatulika, pasportavęs. Jis tiesiog yra geras žmogus ir tiek. Va geras, tai jau užpakaliukas. Gerai. Žiūrėk, o aš tai gavau galimybę surengti savo fotografijų parodą. Yra kažkas? Ta proga išgeriam. Sveikinu. Aš tik ką tik permėgau su savo buvusiu. Myglė, tu ką vis dar įmyli? O Dieve, kokia šventuolė, ką dabar reikia visus mylėti, su ko permėgė? Tai yra žmogus, kuris niekada neturėjo santykio. Atsiprašau, aš bent jau kažkokius santykius turėjau. Panos, čia ne apie jūs dabar. Nenormaliai aš. Tiesiog gadinu savo gyvenimą. Myglė, arba tobulas gyvenimas irgi turi galiojimo laiką. Sandra, nėra jis tobulas. Gerai, kalbant apie sudėtingus santykius, nusifilmavau su vyru, apsimesdama, kad su juo permėgau už gražią sumą pinigėlių. Ok, tai neatsiliekant nuo tavęs, po mūsų šito pasisėdėjimo lėkiu susitikti su savo modeliu. Nu jo. Išgeriau. Pavarot, panos, pakelkim už tą mano nuobodų gyvenimą. Šypsos pamojuoja, nesidairo ten. O jau kokios kojas panas kaip kine. Laikrodžiai sustoja tavo akyse. Nes saulė vaikom kalą nematyt. Aš čia kai reikia, jis mama atitys. Grįžim rytoj mačiau yra. Moki pralaimėti. Teks. Labas. Sika. Smagu, kad paskambinai. Atsiprašau, aš nelabai žinau, kaip visą tai vyksta. Visą tai? Netipiški javimas.
Namo? Namo? Jo, arba sakai adresą, arba lik lauk, nes matau, kad čia nebau. Nematau kitų veidų šiandien ir jie nemato. Nematau kitų veidų, nebematau šiandien. Jeigu nesakysim, skriesim, aplankysim tas pamirštas. Kenčiu, kenkiu, stengiuosi ir aš atleidžiu, kaip ir visada. Ne čia, blemba. Tu sakai, kad atsipalaiduosi. Jo, žinau, čia pilna žmonių. Ir tu pati čia viską sugalvoji tu. Tai galvoju, kad man išeis, bet neišeina. Jaučiuosi kaip kekšė. Klausyk, čia mano klubas. Tai kaip ir sumokėta, ką? Atsiprašau. Gerai, aš atsiprašau, bet tu žinai, kaip mane siutina, kai viską sustabdai kaskart. Klausyk, važiuojam namo. Jaukiai pratęsim namuose. Tu žinai, dabar aš nebenoriu. Mums abiems sunku. Man atrodo, kad tau čia viskas paprasta. Tuo labiau, kad tu išgėrusi. Nuo kada mėgini? Tiesiog pasikalbėkim. Klausyk, aš ne tavo sušiktam kabinete, aš ne tavo pacientas, aš esu tavo vyras, kuriam užkniso nuolatos būti apstumtam. Tavęs neatstumė, aš tiesiog sakau, kad ne čia. Ne čia, ne mašinoje, ne ant stogo. Tu viską, tu čia viską sugalvojai. Gerai, žinoma, kaip pasakysi. Žinai ką, nieko tau sakyti nereikia, tiesiog pakabink ant šaldytuvo ovulacijos savo kalendorių ir viskas. Atsiprašau, iš tikrųjų nesąmonė buvo sutikti tam klube. Bet ovulacija, taip. Tai tu neisi namo? Gal bent vieną tavo žaidimą pabaigtume iki galo, ką? Nesupratau. Apsimeskim šią naktį, kad tikrai esame nepažįstami. Tu namie? Žiūrėk, nenoriu šiandien susitikti išgerti. Kiek valandų, šiandien savaitgalis. Gerai, gerai, ne šiandien, tai ne šiandien. Davai. Dar vienas ne šiandien. Mintis klausoms like Ko? Alio, miegojai? Tu labai nelaiku. Sandra, nebegaliu daugiau. Jeigu tu dėl Igno, tai... Arnas. Mes... Aš nebegaliu taip. Ko?
tęsti savo tobulo gyvenimo. Pripažinsiu, išdavystės Arno aš tikrai nesitikėjau. Nu, neteisiu, aišku. Bet... Seniai jis nebetobulas. Kai nusprendėm susilaukti vaiko, tai viskas pasikeitė. Nu ir pasikeis dar labiau, kai susilauksit. Jei susilauks. Klausyk, Migle, tu kalbi su moterimi, kuri nekenčia vyrų, nepalaiko santuokos ir visiškai neplanuoja vaikų. Bet net ir aš galiu pasakyti, kad tu ir Arnas, nu jis tobulas derinys. Ne, viskas sukasi tik aplink manipuliaciją, seksas pagal grafiką, mechaniškai, nieko nebejaučiu. Nulis aistros. Todėl Ignas jis kažkaip... Klausyk, mano rankose šiuo metu vibratorius, tai apie aistrą, žinok, aš tau tikrai nepapasakosiu. Aš norėjau to svaigulio, supranti? O Ignas jisai kažkaip... Svaigulio? Nu tai prisigerk, Migle. Ne apie tai aš. Gerai, suprantu. Bet dabar paklausyk manęs. Arnas yra geriausia, kas tau kada nors yra nutikę. Situacijos, taip, jos užknisa, bet jos ateina ir praeina. Tau nejuokinga, kad psichologai klausia menininkės, kaip gyvena? Visų pirma, tai aš ne menininkė, o fotografė. Ir kur tu matei bent vieną mano nuotrauką mano namuose. O visų antra, ir svarbiausia, tai aš tavo draugė. Draugė, tu nebeturiu savo patarimų. O aš turiu. Gal atidėkit tą vaikelio planavimą mėnesio ar 2. Susigrąžinkit vienas kitą. Sorry, kad sutrukdžiau tavo pasimatymą su vibratoriumi. Nieko baisaus, jis vis tiek buvo prie išsikrovimo ribos. Myliu tave. Aš irgi tave. Viešpatie, nu ko? Labas, Sandra. Paslaptys. Jos nieko vertos tol, kol gali jas išsaugoti, bet ar ilgai gali tylėti? Kartais mums atrodo, kad mūsų gyvenimas per sudėtingas. Pabuvęs tarp kitų pamatai, jog kad ir tai būtų sunku, tu turi tai, kas neatsiejama nuo laimė. Ir net jei dabar jautiesi pavargęs ir šalia tavęs kažkuriam laikui nėra tavo vienintelės gyvenimo meilės, tu žinai, kad jis sugrįš. Juk jis žadėjo. Bet gal jis arčiau nei tu gali tikėtis? Ta trapi akimirka, kuomet prisieki meilėje, o širdis įstrigusi ne su juo. Kas tavyje nugula? Saugumas? Materialus užtikrinimas ar visgi aistra ir širdies suderinamumas? Deja, negali savo atsakyti, ar jau laikas rinktis. Kai žinai, ko sieki ir tai darai bet kokiomis sąlygomis, gali užsimiršti, kur yra ribos. Meilė tampa svetima, svarbus tik žingsniai į priekį. Prisimink, jei pasiryžai žaisti tokius melagingus žaidimus, privalai turėti gerą atmintį. Nes kažkas stebi kiekvieną tavo žingsnį.